Sveiki visi mus girdintis ir klausantis verslo aktualijų laidoje. Šį kartą pokalbis apie atstumtą lyderį. Kalbėsiuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu, o kalbinsiu aš, Diana Neimantienė, komunikacijos ekspertė. Skamba kaip oksimoronas, atstumtas lyderis. Lyderis turi priekyje būti, lyderis turi besti, atstumtas lyderis. Matot santykius verslo grupėse, verslo įmonėse, didelėse įmonėse. Kodėl dažnai lyderis palieka valdybą, palieka grupę, palieka įmonę? Tai pirmiausia, turbūt reikia sakyti, kad yra labai skirtingos situacijos. Vienu atveju būna, kad lyderis užauga arba perauga organizaciją. Iš kitos pusės būna, kad organizacija perauga lyderį. Tai yra natūralus procesas ir susiderinimo būdu lyderiai ir organizacija vienaip ar kitaip turi surasti bendrus taškus. Tai turi tikslai sutapti tiek to lyderio, kuris veda komandą ar grupę, ir taip pat kompanija turi suprasti jį, nes jeigu mes turim skirtingą situaciją, būna taip, kad kažkas perauga ir tada įvyksta tokia atskirtis tam tikra natūrali, kai kada lyderiai tą supranta sąmoningai, kiti nesupranta. Jeigu nesupranta, turbūt yra ta blogesnė pusė, kai reikia staiga suvokti, kas gali nutikti organizacijai. Tai toj vietoje yra keletas klausimų, kaip pavyzdžiui, tai kaip elgsis komandas tokių lyderių arba lyderis kaip elgsis su ta komanda. Ir čia labai svarbu yra susikalbėti ir labai aiškiai išsakyti, kame tas praaugimas arba nedaugimas arba peraugimas, ir taip toliau. Tai organizacijos kai kada ar valdybose pasirenkama keisti lyderį, nes lyderiai yra skirtingi. Ir kiekviena organizacija gyvendama savo natūralų gyvenimą turi tam tikrus iššūkius, kurių reikia tam tikros lyderystės. Tai lyderiai, kurie sugeba turėti savybės stiprias vienose situacijose, gali netikti. Tai kai kada yra ir sąmoningas pasirinkimas keisti lyderį, tai vėlgi negali vertinti nei gerai, nei blogai. Yra situacija, kurioje turi labai aiškiai susipratę, suprasti, ko reikia. Jūs sakot, ko reikia, ar ne? Bet labai dažnai mes tik tai truputį paviršiumi suprantam lyderystę. Lyderis tas, kuris eina kartu su komanda, veda komandą ir tiek. Bet labai dažnai realybėje reikia lyderiui stumti ir labai stipriai stumti komandą, tempti komandą ir dar panašus dalykai. Ir jūs sakot, praaugo, ar ne? Ar lyderis praaugo, ar kompanija dar neužaugo. Pasitraukimai labai dažnai būna neiškomunikuoti. Mes nepasikalbėjome iš esmės, kas nutiko. Kaip jūs galit pastebėti, kad jau žmogus, jūsų akimis matote ten lyderis šitoj kompanijai, paliks kompaniją? Kokios vis dėlto tokios giluminės priežastys būna, kad žmogus pasitraukia ir net neišsako, ir net nepagelbėja. Ir tas ratas, ciklas pasirinkimo kito žmogaus vėl bus uždaras ir jokios išvados mes neturim iš to. Tai pirmiausia, kas nutinka, turbūt tai yra kažkur tai iškyla klausimai, kurie yra pasitikėjimo ir santykio gilumo arba atvirumo, nes jeigu jau atvirumas dingsta ir pasitikėjimas dingsta vadovo ar kompanija ir taip toliau, tai turbūt yra pirmasis indikatorius apie tai, kad kažkas su lyderystė nutiko. Dabar pajuokauti apie lyderius, tie lyderiai iš tikrųjų labai ateinantis į kompaniją arba esantis labai skirtingai veikia. Vat kaip jūs minėjote, yra lyderiai, kurie stumia organizaciją, tai ten sudaromi biudžetai, kažkokie tikslai, ir tada tas vadovas primena, susitinka su komanda asmeniškai. Ir tarsi gaunasi, kad susidaro įspūdis, kad lyderis pastoviai primena apie tai, kiek žingsnių į priekį nuėjo kompanija. Kiti lyderiai yra priešingi, tai yra tie, kurie stovi kompanijos priekyje 2-3 žingsnius ir jie paprastai atlieka visai kitus veiksmus. Jie kuria viziją, kodėl pas mane turi ateiti, kodėl mes su kompanija einam ten. Tai yra vizijos kūrimas, bandant rasti dalykus, įkvėpti komandą ateiti iki čia.
Ir dar, sakyčiau, tas yra lyderiai, kurie, kaip jūs minėjot, vat, kartu eina su kompanija. Ką reiškia kartu eiti? Vieną aš einu, reiškia, pasitikiu ir kažką tai ten patvarkau, keičiu žmonės eidamas ir taip toliau. Tai yra vienokia lyderystė. Kita lyderystė yra, kai aš suprantu visų mūsų kompetencijas arba sugebėjimus, meistriškumus ir jais naudojuсь. Ir jeigu kažko trūksta, ne, aš sakau, gerai, treniruojamės kartu, ne, yra viena lyderystės stilistika, kita aš tiesiog galiu pakeisti žmogų. Tai vat šitie dalykai ir tos trys, sakykime, tokios sąlyginės lyderystės, tokios pozicijos žmogaus tose situacijoje sukuria labai skirtingą kultūrą, kaip mes, ne, tas, kuris stumia, tai vyraus kažkokie atsiskaito, reiškia tokia daugiau formali kultūra, kur bus kažkas turi įsipareigoti, kažkas atsiskaityti, kažkas pamatuoti, ne. Vizijos lyderiui pamatuoti yra kitaip, visai, ar judam į tą pusę, kiek judam, kokiu greičiu judam, visai kiti parametrai. Ir lyderiai, kurie eina kartu ir vienokie, kurie tik keičia žmonės, nesakau, kad tai irgi blogai, tai yra gerai, ateina naujos kompetencijos, bet tai irgi yra gaištamas laikas galbūt, nebent tam skiriama tam tikri resursai, kad jau ateinant žmogui žinoti, kokios kompetencijos, kokie išsilavinimai, kokios jos stipriosios savybės, nes ta integracija, adaptyvumas yra labai svarbus, kaip efektyviai žmonės ateina į kompaniją. Kitas būdas, ne, yra auginti kompaniją viduje su savo lyderystę, padėti žmonėm augti. Tai tada tas žmogus ar lyderis turi skirti laiko žmonėm ir ne tik pažinimo prasme, bet ir ieškoti galimybių, kad jie realizuotųsi, kad jie būtų patenkinti. Reiškia, jis nuolat turės žmonėm kelti jų asmeninius tikslus, kad jie augtų kaip žmonės ir tokiu būdu kartu augti. Tai vat, kiekvieną iš tų lyderystės, sakykime, dalykų sukuria visai skirtingą kultūrą viduje ir pažinimą. Gerai, mes pramatėm, mums reikia tokio arba kitokio, ar stumiančio, ar traukiančio, ar einančio su komanda lyderio, bet labai dažna patirtis, kad lyderis turi sakyti tiesą. Ir čia jis jau tampa labai neparankus. Tai kaip spręsti dilemą neparankaus lyderio? Atėjo į mūsų komandą žmogus, kuris sako tiesą, mums nepatinka. Paprastai, aš sakau, tai yra kultūros dalis, o ne to žmogaus. Kiekvienas naujas žmogus, kuris ateina iš išorės, jis dar nežino, kokios yra vidinės nusistovėjusios tvarkos arba kultūra ta vadinama. Paprastai ir būna taip, kad nauji žmonės sako, žiūrėkit, čia pas jūs kažkas ne taip, arba, va čia labai gerai, bet va čia aš, o tai kodėl čia jūs apie tai nekalbat. Ir nauji žmonės tą pasako. Vėliau po 3-6 mėnesių tie žmonės dingsta tarsi su savo kalbom. Ir tada yra klausimas, kodėl. Tai pirmas atsakymas, kodėl dingsta, aš atsakau labai prastai. Tai, reiškia, kompanijai nėra skatinama atvirai daug dalykų kalbėti. Dabar, ką tas atvirumas duoda? Atvirumas duoda, kad neignoruojama realybė. Tai pirmas dalykas turbūt pripažinti taip, kaip yra vienas iš mūsų esminių dalykų. Ir kompanijom suprasti, kaip yra labai svarbu. Jeigu mes tai ignoruojam, o sakom, kad visi turi būti tokie ar anokie, tai reiškia, kad kažką mes paaukojam ir kažko norim nestebėti. Ne? Tai kaip, dabar labai geras pavyzdys buvo apie Rusijos lėktuvus, kurie genda ir taip toliau. Ir pagal aviacijos taisyklės reikia užrašyti kiekvieną smulkmeną, netgi jau ten sugedo kavos aparatas, pavyzdžiui. Ne? Ir, tai nėra dalykas liktai susijęs su lėktuvo skridimo saugumu. Ne? Bet jeigu tu tai ignoruoji, anksčiau ir vėliau kažkas atsiras pasakyta, tai kas bus susiję su saugumu ir tada lėktuvai pradės skristi. Ne? Tai va čia lygiai taip pat apie kompanijas. Iš pradžių tu sakai, kad čia mes kavą geriam, ten nežinau, kavos gerimas yra netgi prieštaraujantis kompanijos politikai. Ne? Tai reiškia, kad tu nebesukursi erdvės, kur žmonės dalinsis idėjom arba aptarinės tam tikrus darbinius klausimus. Tai tu kažkada visada aukoji, jeigu tu tiesą ignoruoji. Dabar ar mes mokyti būti visada tokioje tiesoje, ne? Nes viena tiesa yra, kaip aš taip būdas arba komunikacija, kaip aš apie tai kalbu. Jeigu mes tiesą bandom išrėžti, kad čia maždaug tu toks ar anoks ir čia tai yra turbūt apie santykius, apie tai, kaip mes nemokam dialogą vesti. Bet jeigu mes kalbam apie kompaniją, kas paprastai yra susiję, visi mes toj valtyje sėdėm ir jeigu skylė pramušta vienoje vietoje, tai visi mes skęstam. Tai tiesą sakyti reikia mokytis. Reikia pripažinti, kad ne visi vadovai yra įpratę girdėti
kad arba perdėtai galima sakyti, kad kažkaip tai sako, kad, pavyzdžiui, dažnai Lietuvoje yra taip nutinka, kad labai daug šnekama apie tai, kas blogai, bet kas gerai nešnekam. Bet tiesa yra tokia, kad yra ir geri, ir blogi dalykai. Tai gerų dalykų neaptarimas ir jų neįsiminimas yra lygiai taip pat žalojantis, kaip ir kalbant vien tik apie blogus dalykus. Tai vad kaip tai daryti, ne? Tai aš siūlyčiau bent prieš kažkokią problemą aptariant pasakyti, kas buvo gerai, ne? Ir ilgainiui mes susirinksim ir tos kitą tą dalį. Ir kai kalbėsim apie tai, kas blogai, nors man tai skaudu, gal netinka arba neišsakyta, tai ar geriau mes turėsim kaip ten tiksinčią bombą, ne? Dažnai darbuotojai su vadovais, su lyderiais taip elgiasi. Aš negaliu bandau išsakyti, reiškia, tam tikras pastabas, kas man nepatinka mano vadovavime arba kažkokie tikslai gal nerealūs keliami. Ir bandau išsakyti, o vadovas mane nukerta, net nedaklauso, pavyzdžiui. Ne? Tai tikėtina, kad jeigu jis taip nuolat elgsis, tai darbuotojai kaups tokį kamuolį ir vieną dieną tiesiog parašys pareiškimą ir nieko nesakys ir išeis. Ir galbūt tai bus tas darbuotojas, kuris daro didžiausius pardavimus. Matot, jūs sakot, iš to vadovo pusės, ar ne, yra nesugebėjimas, nemokėjimas įsiklausyti, priimti tos tiesos. Taip pat greičiausiai lyderis, jis irgi turi tą daryti tinkamu laiku ir tinkamu tonu. Net psichologiškai mums kartais atrodo, kad nepamenu, ką jis ten kalbėjo, bet kaip jis kalbėjo, o kaip kalbėjo, kodėl taip kaip kalbėjo, ar ne? Nes jau buvo tiek susikaupę, kad žmogui trūko ir jis tokiu tonu ir taip decibelais tokiai šneka, ar ne? Tai vienas dalykas tas, kaip jūs sakot, dialogo kultūra. Dar labai toks svarbus dalykas mano akimis, kada pasitraukia lyderiai, dviejų lyderių susikirtimas. Čia irgi yra dalykų. Tai kai susikirta du lyderiai, yra dar daug tokių papildomų klausimų, bet jeigu du vienodi susitinka, kaip aš sakau, arba turintis tos pačius įgaliojimus, o dar blogiau, jeigu tai yra tas pačias funkcijas darantis. Tai yra kodėl labai blogai, todėl kad dvi valdystė arba dvi galvystė, dar visokių tokių yra įdomių savokų. Tai pirma problema yra tai, kad žmonės nežino, kieno klausyti. Tai ir kartais vadovai dėl savo stilistikų, vadovavimo, nes jie yra skirtingi, gali duoti skirtingus nurodymus arba prioritetus skirtingus sudaryti. Ir žmogus tada tokia, ir tas vadovas, arba mes organizaciniai kultūrai, kai kalbame, yra ten linijinis, štabinis valdymas ar matricinis, kas yra pakankamai dabar populiaru, ne, kad tu turi vieną tiesioginį vadovą, kuris jau čia tave ir dar koks nors yra vadovas, kuris pagal matricą tave vadovauja. Ir ką daryti žmogui arba vadovui vidurinios grandies, kai jis gauna du skirtingus nurodymus prieštaraujančius. Tai organizacija tikrai patiria dėl to labai subtilybių ir blogybių, dėl to, kad tas žmogus bando išspręsti taip, kaip jam atrodo. Vietoj to, kad jisai pasakytų tiesiai šviesiai, kad palaukit, jūs tarpusavį, pavyzdžiui, turite pasikalbėti, nes aš nežinau, ką daryti. Atrodo labai elementaru, bet taip žmonės paprastai nesielgia. Jie bando įtikti ir tam vadovai, nes tiesiog mūsų tokia postkultūrinė, reiškia, dalis elgsenos. Ne? Dabar, bet sąžiningai turėtum pasakyti. Kita problematika gali atsirasti, jeigu tiek vadovai staiga pradeda konkuruoti, pavyzdžiui, tarpusavį. Ne? Tai netgi, reiškia, jausdami, kad čia galbūt nereikalingas gali būti, arba tas, kuris laimės, tas liks, nuo įvairių gali būti situacijų, gali pradėti konkuruoti ir, reiškia, kolektyvą skaldyti. Tai reiškia, čia tu su manim, prieš mane ir taip toliau, tai organizacija savo energiją pradeda nukreipti į kažkokius vadovų santykių aiškinimąsi, vietoj to, kad darytų darbą ir orientuotųsi į tikslus. Tai dviejų vadovų, ta prasme, konkuravimas organizacijai iš principo yra žalinga praktika. Taip neturėtų. Ką galim padaryti? Ne? Tai pirmiausia, iš valdybos arba iš vadovo turėtų būti aiškiai pasakyta, kokiose srityse kas vadovauja. Ar pagal funkciją, ar pagal atsakomybę ribas, ar pagal kažkokius, jeigu yra projektai, kažkaip juos pabandyti sudėlioti, kas ir kur dar padeda prioritetai. Taip sakant, sudėlioti tarp tų vadovų, kas kam yra prioritetas ir jeigu taip nutiktų, kad staiga, pavyzdžiui, darbuotojas turi du skirtingus darbus daryti tą pačią akimirką, kad kažkuris prioritetas turėtų imti viršų, ne? Bet vis tiek darbuotojas vis tiek tą akimirką turės spręsti problemą. Ką pasakyti tam,
kuris pasakė, kad jo prioritetas darbas mažesnis, aš turėčiau pasakyti, kad nedarysiu. Tiesiog pagal mano dabartinį ten sąrašą, mūsų sutartą sąrašą yra taip ir anaip. Ne? Mano istorija yra tekę netgi valdyboje turėti, kai valdybos dienotvarkiai, reiškia, atsirado klausimai, kurie, pavyzdžiui, kur investuoti arba į kurią vystymo kompanijos dalį įdėti, nors, aiškiai, strateginiai sesijai buvom labai aiškiai apsibrėžę prioritetus, į ką pirmiausia reikia investuoti. Ir ateina du vadovai su dviem, reiškia, investiciniais planais. Atrodo, jie nekonkuruoja. Bet šiuo klausimu ir vienas ir kitas nori gerą dalyką ir vystyti, bet resursai yra tie patys, žmonės yra tie patys. Ir valdyba norėtų abudu tvirtinti, bet labai aiškiai suvokia, kad darys tą patį. Tai gerai, kad buvo strateginiai sesijoje apsitarta, kokie projektai organizacijai bus prioritetai ir kurie mažiau prioritizuoti. Tai valdyba padarė gerą sprendimą, tiesiog, kad vieną atmetė. Ne? Ir tada, aišku, jeigu tai yra vėlgi vienodi vadovai, tai gali būti su nuoskauda išeiti vadovas. Ne? Ir sakyti, nu va, dabar čia manęs nemyli, negerbė ir taip toliau. Bet jeigu mes kalbame apie sąmoningą pasirinkimą, matyt, turėtų būti sakyti, atmesta ir kodėl, ir kaip, ir taip toliau. Ir tada dingsta tie dalykai. Mes kalbam apie kompanijas, kalbam apie padalinių arba segmentų lyderystę. Dar viena tokia situacija dažna yra vidutinio lygio kompanijose savininko ir samdyto vadovo santykis. Ir nedažnai, bet pasitaiko, kad samdytas vadovas yra didesnis lyderis ir kompanijoje visoje, ir autoritetas didesnis. Ir šita dilema, kaip jie čia spręsti, ar suvokus, kad tu esi, na, čia, kaip čia pasakius, toks didesnis autoritetas, tai mažinti tą savo autoritetą. Nedažna, bet pasitaikanti situacija, kai savininkas neturi tokios lyderystės kaip samdytas žmogus. Čia reikėtų pasakyti, kad turbūt klausimas yra toksai nepaprastas iš tos, tokio požiūrio, jeigu mes įsivaizduojam, kad savininkas lygų vadovas. Ne? Paprastai, jeigu mes kalbame apie kompanijas, kurios besivysto, ne, ir savininkas būna tas mažos įmonės įkūrėjas, kuris kartu dirbas būna, tai, ir tada iškyla tokios dilemos, tai kaip pasitraukti, ne? Yra viena klausimo dalis, jeigu jis pasitraukia ir pasamdomas yra vadovas, tai jau konfliktas yra dėl to, kad pasitraukimas tai reiškia ne tik, kad reiškia, aš išeinu į valdybą ir nebeteisiu, bet paprastai to egzamino yra labai sunku išlaikyti žmogiškai. Tu geriau žinai iš pradžių, reiškia, tu darbuotojus geriau pažįsti, tu ten bėgiot gali, tu ten... Ir atėjęs vadovas tai gali susidurti su tokia tarsi nepagarba iš jo pusės žiūrint, ne, kad savininkas čia bando reguliuoti, jis man pasamdys, už tai man pinigus moka, kad aš vadovaučiau. Tai tegul atsitraukia ir leidžia. Ir plus, aišku, jeigu tai yra labai skirtingos stiliaus žmonės, tai tikrai konfliktas yra garantuotas. Ir čia tas egzaminas yra turbūt kelių tokių sluoksnių. Pirmas yra aiškumo sluoksnis arba sąžiningumo ir tokio atvirumo, ne, kad tiek viena pusė, kurią samdo, tiek savininkas, kuris traukiasi arba eina į valdybą, pavyzdžiui, eina kitą darbą dirbti. Tai viena yra dirbti vadovu, kita dirbti valdybą. Ir čia yra skirtinga rolė. Ir šito nieks mūsų gyvenime nemokė, nes natūraliai mes augam. O kas mus duoda tos mokslus, kuo skiriasi būti vadovu ir būti valdybos nariu ar valdybos pirmininku, pavyzdžiui. Ne? Tai tos rolės turi būti labai aiškiai atskirtos, nes visai funkcijos yra skirtingos. Ne? Valdybos yra uždavinys sukurti kompanijai viziją, misiją, pasakyti tikslus. Savininko pareiga yra pasakyti, ko jis nori iš kompanijos, nori augimo, nori pelno, nori, nežinau, ten dydžio, rinkos dalies ir taip toliau. O vadovo pareiga yra visą tai organizuoti, kad tai būtų pasiekta. Ir va čia viena yra pasakyti ir organizuoti, yra tokia truputė atoskyra ir dažnai pasimetama tame, ne? Ateina kartais ir tie vadovai, kurie jie nori būti ne tik vadovais ir organizuoti, bet sukurti viziją. Ir tada irgi gali būti prieštara tarsi. Tai aš sakyčiau, kad čia yra ir tenka man tai pagelbėti, reiškia, kompanijom ir savininkam, kad, reiškia, užduoti klausimus ir paklausti, tai kokią rolę, reiškia, tu dabar čia įsivaizduoji, reiškia, vadovo kompanijos, savo rolę, kur pasikeis. Ir aš dažnai klausiu, ko tu nebedarysi. Ir kai tu užduodi, ko tu nedarysi, yra labai svarbus punktas, savininkai jaučia, nori saugumo jausti ir aiškumą.
Tai sakau, gerai, tai ir su tais klausimais ir dirbkim, bet nebūk už vadovą, neužimk jo pozicijos, nes o kaip jį vertins darbuotojai, jeigu tu nuolat už jį kalbėsi, pavyzdžiui, reikia labai aiškiai atskirti. Tai šitoj vietoje dabar kita dalis yra visai kitokia. Kas nutinka, kai ateina labai stiprus vadovas, o savininkas tarsi net jaučiasi, kad kažkaip jis mažas, ne? Tai atsakymas irgi yra turbūt iš dalies tokio asmeninio santykio dalis, tada yra kompanijos dalis apie rolės, funkcijas ir ką aš tikiuosi ir kaip darysiu ir kaip mes bendrausim. Ir trečias yra toks vertybinis dalykas, ne? Kad vis dėlto vertybės, manau, tiek savininko, tiek vadovo turėtų sutapti. Jeigu jos labai nesutampa, tai dažnu atveju ilgalaikiai perspektyvai bus išsiskyrimas, nes tiesiog bus susikirtimas. Tai to aiškumo suformavimas tiek vadovui, tiek savininkui yra labai svarbu. Kartais yra sudėtinga surasti bendrus taškus be trečio asmens. Kodėl? Todėl, kad ir vienas ir kitas turi ambicijų, įsivaizdavimą tiek stipriai, kad negirdi viens kito. Arba užgožia, neišklauso, ne? Nes yra ir netokių aktyvių savininkų, jie tiesiog yra tylesni, jie darytojai, ne? Jie daro, jie žino, ko nori, bet kai reikia pasakyti viską labai aiškiai, jiem neišeina. Tai trečias asmuo gali padėti tiesiog tai iškomunikuoti, įvilkti į labai aiškų dalyką ir tai yra didžiulė pagalba savininkui. Lygiai taip pat kartais vadovui man tenka versti, ką savininkas turi omeny. Ir čia toks vertėjo darbas, bet jis yra svarbus dėl to, kad savininkas neprivalo, pavyzdžiui, vadybos žinoti, kaip organizacijoje ten struktūras paišyti, kažką vystyti, kompetencijas, nes nėra tikslo savininkui tuos dalykus žinoti net. Ir jis turi kreiptis visai kitus dalykus ir kelti kompetencijas ar kažkokias savo žinias kitos. Tai aš sakyčiau, kad čia iššūkis yra ir žinių, ir sugebėjimo. Vienas dalykas yra girdėti, suprasti, ne? Kitas yra kalbėtis ir komunikuoti ir tuos taškus surasti, kur mes, reiškia, suprantam arba nesuprantam. Jeigu nepavyksta, tai reikia ieškoti būdų, kaip tai susišnekėti, aptarti, nežinau, galbūt pasikviesti į pagalbą kažką tai ir taip toliau. Ir nereikia slėpti to, kartais savininkai bedarydami verslus truputį atitolsta nuo realybės, nuo naujų žinių apie vadybą, nuo vadovą, apie tą patį vadovavimą, liktai tai, kas buvo 90-ais normalu vadovauti ten autokratiniu būdu, ne, tai buvo labai puiku ir viskas veikia, dabar tai nebeveikia. Tai dabar ką man kaip savininkui bėgti, reiškia, ir čia dabar viską griauti, ieškoti pagal save. Tai vėlgi, kur ta realybė, ne, kaip dabar žmonės susišneka, ne? Tai staiga reikia kitų įgūdžių, ne? Ir tos įgūdžius, jeigu tu vienur treniruojies, tu negali visų įgūdžių turėti. Tai va čia tas papildomumo klausimas arba tam tikrų įgūdžių ir situacijos žinojimo organizacijų yra labai svarbu, kaip tą lyderį rasti tinkamą. Artėjant pokalbiui prie pabaigos, kad nebūti tuo atstumtuoju, o turėti savo pasirinkimą, būti palikusiuoju kompaniją, kokios išminties klausyti, įsiklausyti, suprasti savo situaciją, ko dar reikia, kad tai būtų mano iniciatyva ir kad ne kompanija su manimi atsisveikintų, o aš suprasčiau, kad čia tikrai ne mano vieta, aš turiu ieškoti savo vietos. Turbūt pirmas klausimas yra suprasti save ir savo motyvus. Ja? Kas tinka, kas netinka. Paprastai, aš sakau, žmonėm arba vadovam netgi, ne, kai jie pradeda svarstyti ir čia, ar jau prarado, pavyzdžiui, pasitikėjimą ar ne. Toks labai, aš dar tikiu tuo vadovais, ten duos rezultatą, ne. Tai tiek vadovai, tiek valdybai ir savininkai, aš sakau, imkite lapą ir rašykit, ne, pliusai, minusai, rašykit, kas tenkina, kas netenkina. Ir sakau, kai susirašysit, ne, tai jau bus vienas geras darbas padarytas dėl savęs. Antras, idealiu atveju, būtų gerai, kad susėstumėt ir pasikalbėtumėt, reiškia, apie tai. Ne, čia yra rizika, kad tu turėsi atskleisti savo mąstymą. Bet jeigu mes tikim žmonėm, ne, jeigu mes su jais praleidom laiko, tai reikia turbūt ir pasitikėti. Jeigu pradedant kalbėti, tu pamatai, kad neįmanoma susikalbėti, turbūt irgi tai yra indikatorius, kad nesusikalbat jau dabar, tai kas bus toliau. Lygiai taip pat vadovai, ar man užduoda klausimą vadovai, sako, ar verta išeiti tyliai? O sakau, ar verta išeiti labai garsiai?
Ne? Niekas kažkodėl taip neformuoja, ne? Nes liktai tyliai, tai yra įprasta praktika ir taip. Aš sakau, visada reikia išeiti garbingai. Pirma, tai reikia atsisveikinti. Antra, išsakykit tuos dalykus ir gerus, ir blogus, arba savo motyvus, kodėl vieni ir kiti, tam, kad savininkas gerbtų po to tave. Nes tai yra reputacija. Jis yra brangiausia, ne? Nes kai jis nueis į kitą kompaniją, tikėtina, kad jeigu tai yra profesionalūs vadovai, tai jie paskambins tam savininkui ir paklauso, tai kodėl išėjo, ne? Ar verta būti išėjus susipykus? Ne, neverta. Ar verta tyliai išeiti? Tu nežinai, su kuo palieki, netgi galima įsižeisti, pavyzdžiui, jeigu tu nepasikalbėjai, padėjai prieškimą ir išėjai, pavyzdžiui, tai aš galėčiau įsižeisti, tai reiškia, blemba, 20 metų žmogus ar ten 5 metus su manim dirbo ir dabar taip staiga man čia kažką padarė, ne? Nes mes esam žmonės pirmiausia. Ir santykis versle, manau, irgi labai ir svarbus. Klausydama kažkaip dėliojau tokias mintis. Vis dėlto atstumtas lyderis žmogus netapo per vieną sekundę, per keletą dienų. Tai yra procesas. Daug išgirdau apie tai, kad reikia tinkamo laiko ir tinkamo būdo ir tinkamos išminties, kaip tą žmogų pakviesti ir išsaugoti. Bet greičiausiai nieko blogo, kai žmogus ir išėjo. Todėl, kad jei kultūra dar nėra tokia, kuri priima tavo lyderystę, anksčiau ar vėliau nelabai tau seksis, ar ne? Tai tikėkim, kad šitas mūsų pokalbis padėjo besiklausantiem ir bežiūrintiem šiek tiek pažvelgti į kitą pusę, ar ne? Ne atstumtasis, o pasitraukęs arba nesuprastas. Tenka apgailestauti, kad dažnai patiriamos ar ne tokios emocijos, kad aš buvau tiek nesuprastas ir trenkiau ir išėjau, bet po to vis vien reikia daryti išvadas kitoje vietoje, nedaryti savų klaidų ir tiesiog ramiau ir tinkamiau būti su kitais žmonėmis. Ačiū, Žanai, Jums už pokalbį. Kalbėjomės apie atstumtą lyderį. Pokalbyje dalyvavo verslo valdymo strategas Žanas Neimantas. Šitą pokalbį vedžiau aš, Diana Neimantienė. Atsisveikinam iki kitų susitikimų. Sudie. Sudie.